Sveiki. Kankino mane toks filosofinis klausimas, ar verta aplamai galandinimui naudot itin smulkius akmenis, ten virš 10 tūkstančių, 20, 30. Smulkiausias, kiek žinau, yra šepton 30 tūkstančių, bet jis kietesnis, tai aš jo neturiu, tai šiuo metu tai turiu su Hero 20 tūkstančių, tai su juo ir pabandysiu. Problema tokia, kad vis tiek, jeigu galandant Lietuvą, tai jeigu neužbaigiam su natūraliu akmeniu, gaunasi pernelyg agresyvus skutimasis, peilius irgi tas pats liečia, nes karbidų taip neišryškina kaip natūralus, tai tas taip aštriai gaunasi, bet laiko atsparumas mažesnis, tai aš galvoju privers kažkaip Lietuvą pagalas su 20 tūkstančių. Tai naudosim nagurą tuo, kad sušvelnint darbą, taip atrodo jis, bet mes iki jau turim Lietuvą, paėmiau kamisorį, matos jau netgi vizualiai, kad išturpėja, tai pradėsim nuo 1000, tai jų bandysim padaryti, kad būtų įmanoma nusiskusti. Šis Seraks 1000. Irgi su Hero subrendas pigesnis. Akmenis išlyginau, aišku, kamisorį galandasi viena pusė daugiausia. Ne tik kamisorį, yra ir peiliai japoniški, kur santykis 70-30 ar panašiai. Pavyzdžiui, viena giba, tai ten iš vis dar didesnis. Esmė tokia gaunasi mažesnis kampas, aštriau, bet aišku, laužimui mažiau atsparu, bet turpėjimą grėsmė didesnė, bet čia žiaurūs kilimai, tai padirbėti teks. Gavau lyg darbinę, nes tai geriau dirba, nes ten matyt nenuimtas tas visiškai sluoksnis. Ten matosi gumus, tai netgi žymės tus nedarbinę pusę. Tai problema tokia, tai žmonės aišku skutasi ir su tais pusintetiniu, bet matyt leidžia oda, plaukai, bet man tai praktiškai neįmanoma. Dar žiūrėt, mikroskopu nėra prasmės, nes matosi plika akim, kad skilimų nenuėmėm. Pažiūrėjau, o mikroskopą jau beveik einam į pabaigą. Tai matom, pats akmuo, kai įskiria suspenziją, paspaudė daugiau. Smagus akmuo, didžiotinė su Hero linija, Seraks. Gerai dirba, aišku, malonus atsakas, kaip ir daugumos, kurios reikia mirkyti. Problema tokia, kad reikia mirkyti. Baigim su 1000. Vaizdas toks. Viskas gerai, nuėmėm skilimą. Čia viena pusė paruošta, tik tai antros neruošiau. Užtenka mūsų vienos išlyginta. Kaip matom, jie idealiai nėra lygus, nes netgi dabar jau kelis kartus aš įlyginau, bet kampas likęs. Tai reikia tų vieni, kai naujus įsigysi, tai kad palyginti jūs reikia. Peilius, aišku, galima imti ir galas, nes ten vienoje vietoje užkips, tai ne vienoje, tai kitoje. O Lietuvos tai svarbu labai, nes plokštuma turi būti. Nes kontaktas didelis ir kurioje vietoje, jeigu bus kokia vieta, kurie nepasieks, tai nepagalasit niekada, gerai Lietuvos. Didelis kontakto plotas. Dabar viskas greitai eisnis. Skilimų jokių nereikia tik nuimti. Nuimti nuo ankstesnio abrazyvą visus tos griuvelius. Kaip matom, irgi savo suspenziją įskiria. Dirba maloniai, labai atsakas švelnus, malonus. Taip darbui vienim malonesnių akmenų, aišku. Lyginant su tais, kuriais splešam gal, kur nereikia mirkyti. Dirbti, aišku, malonumas visiškai kitas. Toks nepatogumas, aišku, reikia 15 pusvalandį mirkyti.
reikia užapvalyti kampus, nes nuimi nemažai metalo, tai jie gausis aštrus. Pavojingi labai. Kad nebraižyti akmens, tai nuimu tose vietose, kur nedarbinys. Užteks. Užteks. Šluostom viską. Vaizdas. Taip sakantis, pas mus irgi suirgo 5000. Minkštas riešiklis, akmuo švelniai dirba, lengvai. Gana greitai. Nu, aišku, čia plienas anglinis kažkoks, tai ir dar plius turėkit omeny, kad nugarėlė yra, nu, čia toks kvadratas, tik tai kieto plieno, nu, visi kanisorė taip, kiek mačiau pagaminti. Kietas plienas geras, tik tai, va, toks stačiakampis, o aplinkui minkštesnis, tai tas greitas jo. Nu, ir plius anglinis plienas, tai negausiai legiruotas, čia turbūt koks širagami, greičiausiai gal netgi SK plienas, ne. Žodžiu, jeigu legiruotas, tai minimaliai, tai visada dedai. Ir konkrečiai nerašo markės, nu, Tamaha gana kada yra, tai rašo, bet visus kitus tai vengia kažkaip. Nu, matyt, nelabai kam įdomu, tai dėl to ir nerašo. Greitai, aišku, tu kaip jame ilgai dirbti, prasmės nėra, nes lengvai susitvarko. Brazilas tai. Nesudėtinga užduoti, žodžiu. Nu, lengvai plaunasi, nes savo suspenziją įskiria, tai natūralu, bet toks privalumas, nu, aišku, suspenzija ne iš niekur atsiranda, tai akmenys dėvėsis greičiau, lyginant su tais, kurie neįskiria. Nu, čia reikia žiūrėti, kai dažniau lygint, greičiau nusidėvi, tai vienur privalomai, kitur trūkumai, tai kompromisai. Kad viskas gerai būtų taip nesudėtinga padaryti. Nu, aišku, stengiasi žmonės, man geriausių, vieni geriausių turbūt akmenų. Sekantis 8000. Irgi suoja hierų. Nu, biskį teršiasi, bet pažiūrėsim, paspausim. Skirt savo suspenziją turbūt, irgi minkštas ir nesiterštas. Aišku, galima imti šalutinę kažkokią uždėti ir nu, panašaus akmens arba tik negrubesnė, aišku, arba natūralią nagurį. Padirbėsim turbūt šiek tiek ant paties akmens. Demonstraciniais tikslais. Ir dabar jau ruošiamės kažkiek sušvelninsim darbą su naguromis. Dirb švelniau. Mes vis dėlto čia stengiamės kažką padaryti, kad eitų nusiskust padoriai kaip žmogui. Suspenzijas padarysim gausiai. Nagurą, nežinau, šmikavą širo nagurą kažkokį. Kurie konkrečiai. Tenčio gal panašiausiai. Čia jau galime sukamais judesiais. Suspenzijos daug, bet jis susigers greitai. Ir be to neužbaigimai čia mes akmuotai. Mes dar jų neužbaigsim, tai nu, šiek tiek, kada suspenzijas per daug bukina ašmenis. Kartais netgi gerai, norit saugaus skutimo arba švelnesnį. Bet netoks švarus bus, tai irgi vėl kompromisai.
kur gaunasi švelniau, tuo ne taip švariai skuta. Tai plienas irgi, jeigu minkštesnis, tai irgi tas pats skuta maloniau, bet ne taip švariai. Žodžiu, kas ką mėgsta, priklausomai nuo savo odos pomėgių, skonį, atsparumą skausmui ir panašių savybių gali rinktis, ko nori. Dabar jau mažinu spaudimą, kad jėgos nenaudoju, eisim link užbaigimo. Labai gražiai su nagura nusivalo, akmuo tuo pačiu nusiplauna. Viskas tampa gražu. Gražu ir švaru. Vaizdas toks. Žiūrėsim, gal jau nori skust. Neblogai, gana švelniai. Turbūt netgi surizikuočiau. Ne agresyviai, bet mes dar turim 20 000. Tai jau, aš jau žinau, koks yra finišas po besuspenzijas, tai jau ir nedarysim. Iš karto. Aišku, yra kanale video, tai savai nesupranta. Kam įdomu susiraskit, sveiki yra 20 000. Paieška yra, tai turbūt rasit. Arba mikroskopiją norit pamatyti irgi yra, turbūt gal netgi ne vieną kartą. Paprastai įrašau, nes šiaip metalas, plienas, jis labai panašus, nematau prasmės kiekvieną kartą įrašinėti. Jo suspenzijas reikia gausiai, nes jis vis tiek susigers. Daug susigeria, tai jis nelabai ir matosi, nes akmuo šviesus. Kampus dar tuo pačiu šapalinsim. Irgi, kaip matoma, idealiai nėra lygus, nes lygintas akmuo, bet kampučiai nieko. Mums svarbu ne išvaizda, aišku, bet plokštumą padaryti darbui, kad būtų ir tai mums taip reikia. Cypia, vadinasi jau. Ir lenta toks yra lipimas netgi paviršiaus, tai prie akmens ašmenys vadinasi lygus pakanka. Matos po mikroskopo tokių liko nežymių subraižymų nuo ankstesnių akmenų, ypač po natūralių išryškina tos trūkumus. Bet svarbiausia, ašmenų viršūnė, tai ten kas ten tuose šonuose, tai niekiek mūsų nejaudina. Aišku, poliravimai tokie akmenys klausimų nėra, jie gerai yra poliravimai, bet mane domina galandinimas būti. Greitų užbaigimas, tai mes dabar bandom atsakyti į klausimą, ar turi teisę egzistuoti toks finišas, bet jau manau, kad turi, nes jeigu po 8 000 normaliai gausis, tai gausis ir čia neblogai. Turi gautis geriau. Spaudimą, aišku, mažinam, kad švelniau dirbtų. Sukame judesiai greičiau, nuima viską, nes kaip griuveliai tie po kitų akmenų yra tokie statmenai daugmaž. O čia iš visų pusių, kai juos atakuoja abrazyvas, tai dėl to procesas vyksta greičiau. Dar patikrinam kampus, kad nebūtų pavojingi sveikatai ir gerovei. Jeigu su pirštu nejaučia, tai ir ant veido nejusit, elementaru. Jokio pavojaus. Nesleisim.
Nes taip gaunasi dar, tokia neagresyvia taka į ašmenis ir gaunasi aštriau, švelniau, aštriau. Ir tuo pačiu ne taip agresyviai, tai žodžiu, finišo judesiai tokie yra geriausi. Dar galima taip, aišku, padirbėti pradžiai. Tik mes stengsimės, kad suspenzija visada būtų po ašmenim, nes mes sintetinę finišą nenorim, čia gausis toks pusiau natūralaus akmens finišas, tai jis yra geriausias. Kietesnis tas palyginus su tais ankstesniais akmenim, ir šiek tiek kietesnis. Ir klausim, ar visur lygus. Galiuką jaučiu, kad yra toks švilpštumas, tai aš dabar akcentuoju jį, kad išlygint, o jau dabar panašiau. Kraštai paprastai nepasigalant. Taip gerai klausom, kas vyksta ant ašmenų. Išlyginam. Na ir pavartyt, kad nebūtų jokios užvartas. Žiūrim, kas gavus. Kabina noriai gana plaukus. Gerai. Gerai, nėra tos agresijos nesveikos. Dar ant odos pereisim. Perėjau su diržu kanajamą. 50 kartų daugmaž ant plauką. Ploną tokį, netinkamą demonstracijai. Ta prasme, sunkiau pjauna, kuo plonesnis. Bet yra gerai ir ne taip agresyviai. Turi skus gerai, tai nebejoju, kad skus. Žodžiu, eksperimentas mums pavyko. Kad kabins, tai čia nesudėtinga su sintetika padaryti, bet svarbiausia, kad reikia sumažinti agresiją ir turi nusiskusim normaliai. Dėkui už dėmesį, iki.